Labas vakaras. Šiandien esam Šiauliuose ir vat radom tokią palapinę. Rytoj čia bus Eduardas Vaitkus. Atvažiuos, tai visus kviečiam, kas norit susitikti su Eduardu Vaitku. Vat prie tos palapinės. Jis yra čia prieš savivaldybę. Va čia savivaldybė matos, čia bažnyčia. O ten raudų siena yra, ne? Tai va. Va čia matau kažkokie žmonės yra. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Sakykit, iš kur jūs atvyko čia dabar? Kauniečiai. Va iš Kauno į Šiaulius atvykot. Be abejo. Tai uždominuosi Šiauliuose jau? Ne, nu kodėl mes labai kuklus. Skrumniai, taip sakant. Nuo kada kauniečiai kuklus? Mažyčiai, nematomi tokie. Nu taip kažkaip nelabai mažas atrodo. Gal šonu reikia stoti. Tai va, ką čia veiksit, papasakokit? Nieko, tiesiog visuomenės švietimas bus ir supažindinimas su nauja politinė jėga, nauja programa, nepartiniai žmonės atstovaus, nu ir ką, bandysim šviesti visuomenę, kaip gausis bus regėti. O čia girdėjau, kad Eduardas Vaitkus bus? Lyg tai ir žadėjo, antroji dienos pusėje galimai. Apie 2 valandą žadėjo. Apie 2 valandą. Nes nuo 11 valandas Baisiogaloj susitiks su žmonėm. Manau taip. Tai va, visus baisiogaliečius kviečiam 11 valandą. Eduardas Vaitkus turėtų jūs aplankyti, o šiauliečius aplankyti žadėjo 14 valandą. Tai va dar kartą parodom. Čia va savivaldybė. Malonu būtų, kad dalyvautų gausiai. Informacijos yra. Paaiškinsim, pakalbėsim, pabendrausim. Tai va, reikia keisti politinę situaciją Lietuvoje, tikiuosi. Kaip jums atrodo? Man tai atrodo, kad būtina keisti. Ir jeigu mūsų dauguma tas... Ir užvakar netgi. Tai va, tikiuosi, kad dauguma mūsų žmonių susivoks realybė ir balsuos už Eduardą Vaitkaus sąrašą. Lietuvos liaudės partija 5 numeriu eina. Ir keiskim situaciją Lietuvoje kartu. Kurkim Lietuvą teisingą, teisinę, su padangiai, kad būtų taika, kad nepaliestų mūsų karas, su gerais santykiais su kaimynais ir atgaivinta ekonomika, kuri tiek metų naikinama. Tai va, dar kartą parodom. Tai gerą vakarą jums, ne? Dėkui. Va čia va visus kviečiam rytoj, o neaišku, bendrai kada žiūrėsit. 7 dieną, rugsėjo 7 dieną, 14 valandą, kviečiam visus susitikti su Eduardu Vaitku ir kitais Eduardo Vaitkaus sąrašą kandidatais į Seimą. Gerą vakarą visiems.